ir šaukštą grietinės būtinai. Kiekvienas savo. Verdam dilgėlių sriubą, kad išvirti dilgėlių sriubą, pirmiausia reikia rasti dilgėlių. Atokioj vietoj, kur mažai šunų ir žmonių. Dilgėlės aš palieku dėžutėje per naktį, tada visi vabaliukai, gyviukai išlipa ant dangtelio, tiesiog kai sandariai uždengiam, jie išlipa ir galima išnešti juos į lauką, paleisti į laisvę gyventi. Ir mums sriuboj nebus vabalų ir dilgėlės bus švaresnės. Ir dilgėlės dabar perskiriu, lapelius dėsiu į sriubą, o kotelius panaudosiu, tiesiog užrauksiu tokį marmalą, laistyti pomidorams. Užpilam vandeniu, sugrūdam tos lapus kotus ir palaikom savaitę, paskui skėsim vandeniu ir laistysim. O dabar nuplaunu lapelius, kurie bus dilgėlių sriubai. Dilgėlės rinkitės jaunesnės, tikrai iki žydėjimo ir skinkit tik tai viršūnėlės valgymui, pačias maistingiausias ir naudingiausias. Štai dilgėlių lapeliai jau nuplauti ir kaičiu puodą. Į puodą dedu sviesto, dedu šlakelį aliejaus, vos šaukštelį. Ir kadangi saliero buvo likę tik tai lapeliai, tiesiog sukarpau į puodą. Tokiems reikalams, kai labai skubu, aš turiu pasidžiovinusi džiovintų svogūnų ir šaldytų morkų. Morkas ir svogūnus pjausčiau tą pjaustyklę, kuri pjausto 3 dydžių kubeliais, mažesniais, didesniais ir skiltelėmis. Tai labai praverčia tokiems reikalams, kai skubu. Dabar sudedu prieskonius, juos visus pakepinu. Ir kai daržovės jau yra pakepusios, tada užpilu vandenį. Vandenį pilam šaltą, nes dėsim bulves ir kad tos bulvės tiesiog atiduotų skonį į sriubą, o ne užsirakintų bulvės viduje. Bulves papjaustau griežinėliais ir čia su pjaustyklė supjaustysiu, tokie maži kubeliai būtų per smulkus. Tais mažais pjausčiau morkas ir svogūnus džiovinimui, o dabar bulves tokiais tais didesniais. Ir galima dėti po kelias reikeles, tiesiog trink ir bus supjaustyta, tikrai gerai pjausto ir tikrai tvirta. Tuo jinai skiriasi nuo visų tokių pigių padirbinių. Bulvės sukrenta į indelį gražiai ir pažiūrėkit, antroj pjaustyklės pusėje nieko neliko, visos bulvės išsistūmė į indelį. Keliaujam prie puodo, silikoninė mentelė iškrapštau, kad nieko neliktų, sudedu visas bulves. Dabar galite įdėti dar sultinio kubelį, jeigu pylėte vandenį ir neturėjote tikro sultinio. Rinkitės kokį norite, ekologišką, neekologišką, čia jau jūsų reikalas, uždengiam ir paliekam kokiai 15 minučių virti. Kai paverda jau 15 minučių, tada paimam dilgėles ir dedam į keptuvę ant sviesto. Mums nereikia jų kažkaip sukepinti, reikia tik jas tiek pakaitinti, kad jos tarsi blančiruotųsi tame svieste ir jos pasidaro tokios sukritusios, subliuškusios, bet nepraradusios savo spalvos. Štai tokios dilgėlės mums yra reikalingos ir tada mums beliks jas suberti į puodą ir pavirti kokias 2-3 minutės ir jeigu norit, kad spalva dilgėlių neprasirastų, tada puodo jau virdami neuždengiam. Ir reikės virtų kiaušinių, juos supjausto tokiu primityviu sėteliu, nes į šitą pjaustyklę, jeigu pjaustytumėm tokius minkštus, tai mums gali ten į vidų prilysti į tuos karpukus, kurie laiko, kad paprastai daržovė neišsprūstų. Tai jau kiaušinius arba pjaustykit ranka, o gal rasit savo spintelėje kažkur tokį sėtelį besimėstantį. Gal jį prieš 20 metų pirkau Maksimui kažkada. Ir viskas, mūsų sriuba jau yra išvirusi, keliaujam valgyti, o jeigu jūs norėsite įsigyti Tupperware gaminių, kažkokį puodą, keptuvę, pjaustyklę ar tokią dėžutę, kurioje tinka visokius žalumynus laikyti ir miltus ir dilgėles sudėti, rašykit man.